Ką, labas Edgarai? Sveikas, Arnai. Taip, tai iš tikrųjų sveikinu, aš tave praktiškai bus neseniai užbaigęs jau praktiškai to šaukių mokymus, praktikuosiesi dabar. Jo, dabar aišku, kaip čia, grubiai pusę baigęs, dabar liko tik praktika jau. Ta praktika, tai kaip sakant, naudo. Jo, praktiškai pusę dalies mokymą eina grynai mokymą, mokinamės nulenkimus, pakilimus, sukinius, bučiavimų, lietimų technikas, viliojimų psichologiją, strategiją. Čia yra būtent, tarkim, pas Arną gali būti, partnerė pasikėtus, mano atveju, pirmą dieną aš 2 buvom persivedę, susipažinom, paskui suradom kitą, supratau, ta prasme, tai kartu su Arnu mes 4 ar kiek čia pamokas mes dar su juo turėjom. Taip. Tai dabar jau realiai, jinai net šiandien sako, tai kaip sako, dar manęs reikės, aš sakau, kad nebent ten kokius pakelimus, bet realiai jau, viskas, jau realiai man dabar reikia tik praktikoje, kuo daugiau moterų šaudinti būtent su tais visais žingsneliais, nes, viskas, jau man jos nebereikia, taip manęs jau nebereikia, žinai, tai vat. Tai dar beje, Edgarai, viską irgi su manim gyvenai, tas 5 dienas visgi yra. Matei visgi, kaip aš gyvenu, kaip su to moterim bendrauju, ką pasisėmė, gal irgi už to, žinai, naudingų savo, ką pamatei. Jo, ta prasme, aišku, kadangi aš esu kaip nesijaučiu savo vėžiuose, nes nesu, kaip svečiuos vis dėlto. Bet pajutau, kad jisai, ta prasme, Arnas bent jau gyvena, ta prasme, tai, ką sako, tai daro. Tai čia nepaslaptis, kad buvo dabar čia prie manęs bent 2 panelės, ta prasme, kiek supratau, po vieną kartą ten kiek pamatęs jas, ir buvo patsėdęs ir, sakant, laimingai baigėsi viskas. Tai pastebėjau tik, kad jis labai didelę turi praktiką, labai turi, ta prasme, supranta, kaip su jom elgtis, nes jos skirtingos. Ir jisai labai greitai jas sugeba suvilioti, subūdinti, kaip sakant, gauna numerį, ten, tarkim, vos ne iš pirmo pasimatymo jis jau vežasi, kaip sakant, namo. Tai va, pamačiau tai netgi praktikoje, aišku, kad jo, ta prasme, jis ne tai, kad ten kartą į mėnesį ar ten kažkada, žinai, bet jis taip realiai vos ne vieną vakarą, kitą jau kitą vakarą. Tas va tai moka, ta prasme, galima kiekvienam vyrui pasimokyti to užtikrintumo, jis to realiai, ta prasme, dauguma iš mūsų galbūt turi gerų savybių, bet Arnas bent jau jas visas naudoja. Būtent. Reiktų tą naudoti, nes, ta prasme, mes dažniausiai susikoncentruojam į savo neigiamas ir mes savo tos neigiamas paskęstam, kad jis toks geras, aš netoks geras. Man irgi buvo gal kelios dienos, ta prasme, būdo tokie momentai, kai žiūrėjau, Arnas jau tiek daug pasiekęs, o aš dar ne. Man toksai blokas man pačiam būdo. Bet visas tas laikas padėjo, jeigu būčiau kažkur ten namie, savo ten komforto zoną, tai nebūtų. Čia geriau vien dėl to, kad tu tiesiog tame būni, matai ir nenori tiesiog per prievartą persilaužti. Kad tai yra, man praeitą naktį buvo toksai geras sapnas, prisiminiau bent per paskutinius metus ar kiek, vos ne visas moteris, kurios man simpatizavo, kurios gal siuntė signalus, bet aš tiesiog padvėjojau jas tenais, ar ten kalbint, ar kabint kažką. Ir pastebėjau, kad kai kurias pats atmečiau, vien dėl to, kad bijojau, kad galbūt pasirodysiu ne taip, kaip norėčiau. Bijojau suklysti. Tai jeigu daryčiau taip, kaip Arnas, tai tas manau, kad bent pusė iš jų tikrai nemažai buvo, bent pusė iš jų būčiau turėjęs. Tai tiesiog man irgi toks buvo, reikia eiti daryti. Manyčiau, pats svarbiausias dalykas, tai tu, kad pavyzdį matai, kad tos knygos yra parašytos ir tie DVD padaryti ne šiaip savo iš oro, žinai, kad kažkas perpasakota iš kažkur, tai yra iš praktikos padaryta, žinai, ir tai yra didžiulė vertė ir netgi galbūt tikrai dabar tau dar didesnis yra tikėjimas, kad tai viskas veikia, žinai, kad tai yra tikra. Tas svarbiausia, kai patiki, tada yra motyvacija skaityti, tobulėti. Jo, nes pats Arnas savo pavyzdžiui, realiai, ne tai, kad tenais sakau, jau kokios pažįstamas savo, bet sakau, rodė video, kaip jisai susipažino pirmą kartą ir ten, nežinau, prieš man atvažiuojant buvo, kaip tik susipažino, kiek supratau. Ir po kelių dienų jau jisai su viena iš jų pasiskambino, sutarė pasimatymą ir jau po
valandos geros laiko, aš net nespėjau nei iš namų išeiti, žiūriu, jis jau parsivedė. Aš galvoju, kad pasimatymą užtruks jisai, pasirodo ten taip įvyko, kad va, iškart čia nais. Ir aš toks geras nuveikia. Bet galvoju, čia toks vienkartinis atvejis, paskui vos ne kitą dieną vėl su kita. Bet dabar matau, kad tai iš tikrųjų, jeigu jisai kiekvieną dieną eitų į pasimatymą, gali būti, kad kiekvieną dieną ir galėtų atsivesti. Jo, esmė tame, kad dar ir tu pamatai, kad visiškai skirtingų tipų būtų. Tai moterį, žinai. Tai dar ir trečia buvo, tik jaučiu prieš pat man atvažiuojant. Taip, prieš pat atvažiuojant. Jos praktiškai vienos dvi yra panašios labai, kitai visai skirtinga. Tai va. Tas svarbiausia, iš tikrųjų, aš irgi visą laiką važiuoju kažkokius mokymus ir man pastoviai tas beta mąstymas, toks, žinai, tikrinim, ar tas mokytojas čia nemeluoja, žinai, ar iš čia teisybė, supranti, ir va to trūkdavo, žinai. O jeigu tu tai jau pamatai, žinai, grinai įsitikini viskas, nusime, normaliau gali tikėti, atsipalauti, tad dispečerinė jau praleidžia labai lengvai. Tai ką dabar darysi? Ai, dabar aš kaip tik mačiau, kad ten kažkoks laužas dega. Kitą langą Gedimino pilies ten bokš, ten matau blaškas. Šiaip galvoju, eisiu tiesiog, laukim, kol kamera pasikraus, eisiu tiesiog eisiu, žiūrėsiu, kas per Vilnius, nes nelabai čia eina buvęs, pamatysiu, gal su kažko susipažinsiu, tiesiog taip eisiu, pabūsiu, paskui vakarimas klubas, vis dėlto reikia eiti praktikai. Teisingai labai. Praktikuotis, pašaukdint moterų. Vis dėlto turiu dar kokias 5 ar kelias dienas, tai va tiesiog reikia manęs jau išnaudoti. Jo, toks jau dabar per tas dienas bus jau biški, jau toks labiau išėjimas kažkur, jau bus pripraugų, žinai, kažkur pasitaikė. Jo, nes aš prieš tai buvo, prieš kelias dienas buvo pirmas persilaužimas dėl tos kameros, kaip sunku ją, tipo. Man atrodo, visi mato, žinai, kad tu čia filmuoji, žinai, dar mergina pamatys, kad tau pasakys, žinai. Jo, bet aš paskui savo įsikaliau, kad mes visi naudojam išmanius telefonus, visokius prietaisus, kad tai aš tiesiog eilinis kažkoks, nežinau, kažkoks vos nelaikrodis, ten kažką paspaudžiu, įsikišau ir einu. Ir ta prasme, pats neparodau, ta prasme, kūno kalbą. Tas svarbiausia, plius, žinai, mes tų video niekur nededam, mes naudojam mokymuose, išsiaiškint kaip ir gerą dalyką, žinai, kaip kitaip išmoksi. Būtent. Ir dar va, Arinas irgi va. Kiek kur ėjo, tai jis viską pats irgi viską nufilmavo ir pasimatymus toliau. Tai matos, kad jeigu jisai sugeba nufilmuoti, tas taip, netgi buvo atvejis, mes matėm video, kad net per patį tą vos netiesiai tą objektyvą pažiūrėjo, bet jinai, kai tu neįsiduodi savo kūno kalbą, kad tau ten kažkas bus, tai jos net ir nesusivokia, kad tai gali kažkas būti. Praeina. Tai tiek tada. Iki.